Viena iš svarbiausių klaidų kasdieninė odos priežiūra, ar iš tikrųjų sprendžiant bent kuri odos problema, yra susiję su pačiu pirmiausiu odos priežiūros žingsniu, tai yra su prausikliu. Naudoti veido prausiklį tik vakare, arba prausitės tik vandeniu, arba valote veidą miceliniu vandeniu, arba miceliniu vandeniu ryte, prausikliu vakare, arba valote veidą pineliu ir iš karto tepate kremą. Visa tai yra nepakankamas odos nuvalymas. Statistiškai populiariausia oda yra mišri ir jautri, tai rytų rekomenduoju turėti švelnesnį prausiklę, o vakarų stipresnį prausiklę arba pūkas tam, kad kruopščiau nuvalyti ir makiažo likučius. Kodėl reikia naudoti prausiklę ryte? Atsikėlus perbraukit pirštu arba servetėlę per savo veido odą ir jūs pajausite, kad per naktį per jūsų veido odos poras išėjo daug riebalo prakaito. Taip pat turime nuplauti seną naktinį kremą, kurį užtepėm iš vakaro, kuris per naktį kaip tik reaguoja su prakaitu, su riebalu ir su visais kitais dalykais, kurių mūsų oda pašalina būtent per poras. Jeigu mes norime išgauti geriausio efekto iš tonikų, kremų, boosterių, serumų, kurių mes naudojame rytais, šios priemonės turi atsigulti ant švarios, nuvalytos odos, o ne ant košės iš naktinio kremo, prakaito ir toksinų. Po nusiprausimo veido nusausiname popierinėmis servetėlėmis, netriname tam, kad nedirginti odos. Dabar dar kartą perbraukit pirštu per savo odą ir pajauskit skirtumą. Oda net švyti ir yra pasiruošus priimti drėkinimą ir maitinimą.